Laidą pristato Sveiki jėgos, grožio ir sveikatos mylėtojai. Šiandien laidoje parodysime skyrelį klubas, kuriame papasakosime apie vieną bene garsiausių per pastaruosius 12 metų Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacijos klubą Geležiniai žmonės. Laidą tęsime skyreliu Nepjauk grybo, pumpuok raumenį teisingai ir papasakosime, kuo skiriasi bloko trosų traukimas ir prisitraukimai. Laidos pabaigoje 2011 metų NABA Universe varžybos. Pradėkime nuo skyrelio klubas. Daugumai žmonių treniruoklių klubas asocijuojasi su maloniu laisvalaikio leidimu. Ar lauke vėjas, ar sninga, čia šilta, groja smagi muzika, jaukia aplinka, supa bendraminčiai, vienas kitas siekia sportinių rezultatų, kiti sportuoja savo malonumui. Ar tokia samprata atitinka du Kauno klubai Geležiniai žmonės? Klubo veikla prasidėjo nuo kelių entuziastų į gelbėjimo tarnybos patalpą sunešusių štangas ir hanterius. Tai įvyko 1975 metais. Tais pačiais metais vyresniuoju ir klubo vadovu tapo Saulius Misevičius. 78-aisiais buvo paruošti pirmieji du sportininkai, o jau po metų klubo vadovas pradėjo šlovingą klubo sporto istoriją. Nuo 1992 metų į klubo trenerių gretas įsiliejo Irina Misevičienė, kuri buvo ne tik gera sportininkė, bet ir trenerė, choreografė ruošianti sportininkus varžyboms. Iš viso klube dirba 5 instruktoriai, kurie gali atsakyti į bet kurį klientų iškilusi klausimą, o kartais tapti ir žmogumi, kuriam galima pasipasakoti, pasiguosti, pasidalinti asmeninę patirtimį ir nebūtinai tai turi būti susiję su treniruotėmis. Per 32 sportinio gyvenimo metus paruošta arti 200 sportininkų. Apie 50 jų tapo pasaulio ir Europos čempionais. Jeigu pradėčiau visus juos vardinti, neužtektų mūsų laidos. Svarbiausia, kad treneriai, gilindami medicininės žinias, sporto žinias, eksperimentuodami su savimi, svarbiausia, kad treneriai, dirbdami su sportininkais, gilindami medicinos žinias, eksperimentuodami su savimi, sukūrė ištisą kultūrizmo ir sveikatingumo teoriją, kurią sėkmingai praktikoje taiko dirbdami tiek su sportininkais, tiek su kitų sporto šakų atstovais, gerinant jų sportinius pasiekimus, grožio konkursų atstovėmis bei modeliais, su vaikais ir suaugusiais turinčiais sveikatos problemų, su žmonėmis, kurie tiesiog nori patobulinti kūno linijas. Sėkmingai sprendžiamos problemos susijusios su stuburo išvaržomis, stuburo iškrypimais, širdies lygomis, kraujagyslių lygomis, potrauminiais liekamaisiais reiškiniais. Galėčiau pasakoti ir pasakoti, nes Geležiniai žmonės yra rezultato klubas, kur visada gaunamas jūsų siekiamas rezultatas, jei jūs įdedant pastangų ir noro. Kadangi yra du Geležinių žmonių klubai, reikėtų pasižiūrėti ir kuo jie skiriasi. Senasis klubas nuo 89 metų veikia Švaros patalpose. Čia yra sportininkų kalvė. Galima sutikti sportuojančius Europos ir pasaulio čempionus, kartu su jais sportuoti ir bandyti juos lygiuotis. Smagu matyti, kaip šalia sportuojančio masyvaus sportininko kartu užsiminėja ir vaikai ar senjorai. Taigi, kaip supratote, čia sportuoja ne tik sportininkai, bet visi, kuriems patinka mankštintis, patinka neįpareigojanti aplinka ir sportinė dvasia. Nuo 13 iki 16 valandos moksleivių laikas, kai jie mankštinasi pigiau. Nuo 17 valandos roko muzikos valandos, kai viskas vyksta garsiau. Muzika groja garsiau, sportuojantis kvėpuoja garsiau, su dideliais svoriais dirbantis stena garsiau. Tai laikas, kai norisi žvėriškai dirbti. Nuo 20 valandos mažinam tempą ir sudarom sąlygas norintiems atsikratyti dienos įtampos, sportuoti su relaksu,
maloniai pabendrauti ir tuo pačiu pasimankštinti su šeimos nariais, nusiteikti maloniam vakaro bendravimui su jais. Sakoma, kad čia sienos pukši. Ar taip yra iš tikrųjų? Paklauskime žmonių. Labadiena, mano vardas Vilija. Geležiniai žmonės man tai pirmiausia yra sveikata, gera nuotaika, energija. Šį klubą aš susiradau beveik prieš 2 metus, tai taip pat žiūrėdama laidą, kur man patiko visas apibūdinimas, pasakymas, tai kad aš turėjau problemų su sveikata ir aš kreipiausi čia. Būtent kvalifikuotų trenerių priežiūroje, sustatytoje specialioje programoje aš dabar jaučiuosi labai sveika, energinga, tuo pačiu linksma, supantis mane žmonės tai pastebi ir aš išties rekomenduočiau visiems, tiems, kuriems rūpi jų sveikata, tie, kurie nori turėti gerą nuotaiką, gerą energiją ir kad ir atrodytų, koks pasaulis būtų juodas ir pilkas nusisukęs prieš jūs, jūs ateikite į šį klubą, jūs pasportuokite po darbo valandą arba pusantros ir jūs paliksite čia visas savo nuoskaudas ir jūs grįšite laimingas, energingas ir džiaugsis jumis jūsų šeima, jūsų draugai, jūsų artimieji. To linkiu visiems. Tai atradau aš šitam klube ir jokius kitus aš klubus nekeiščiau. Ačiū. Geležinių žmonių sporto klube pradėjau sportuoti iš esmės dėl to, kad mano draugė sumanė pasiruošti fitneso varžyboms ir aš jį rekomendavau šį sporto klubą, nes žinojau, kad čia dirba gan kvalifikuoti treneriai, turintis daug patirties būtent šioje srityje, tad, nežinau, ir pats manau, va dabar čia kiek laiko sportavau, tai čia tikrai labai tinkama aplinka ruoštis varžyboms, gan platus inventoriaus pasirinkimas. Man geležiniai žmonės tai yra ne tik laisvalaikio praleidimo būdas, bet ir puikia galimybė pagerinti savo kūno formas bei sveikatą. Anksčiau užsiiminėjau tokia sporto šaka, kuri moteriai yra gana sudėtinga, tai buvo sunkioji atletika. Man joje labai gerai sekėsi, tačiau kai kurios patirtos traumos lėmė, kad turėjau pasitraukti iš to sporto. Dabar atėjau į geležinių žmonės. Man čia labai patinka treniruotis, kadangi treniruojuosi pagal individualią programą, kurią sudarė treneris, atsižvelgdamas į mano galimybės bei tikslus. Taip pat geležiniuose žmonėse pastebiu, kad treniruojasi įvairaus amžiaus žmonės, kurie turi skirtingus tikslus, tačiau visi randa čia ką veikti. Čia treniruojasi nuo pat paauglių iki seniorų. Sportuoju geležiniai žmonės klube jau 14 metų. Iš pradžių gal treniruotės ir nebuvo taip nuolatinės, į savaitę buvo 2-3 kartus, o dabar sportuoju po 4-5 kartus. Man pirmiausia geležiniai žmonės klubas kaip sporto salė, tai yra kaip poilsis po darbo dienos, nes vis dėlto sėdimas darbas ir čia iškraunu gal ir tas blogas emocijas, ne tai kad žmonėm, bet šiaip įsilieju ir pailsiu pirmiausia. O kita pusė yra tai, kad iš tikrųjų atėjus į šitą klubą visai kitokį gyvenimo būdą, sakykime, sveikesnį atradau ir maistą, ir mitybą, ir sportas, ir iš tikrųjų tas sportas tapo gal dabar kaip ir darbas jau. Darbas po darbo, bet ta prasme malonumas pačiai savo. O taip pat, kiek sportuoju, labai teko patirti žavių akimirkų, kurios išliko visam gyvenimui, nes dalyvau pati projekte, varžybose ir tam viskas tai išliko tikrai atminty. Klubas Dailės verslo centre įkurtas prieš 9 metus. Tai vieta, kur gera nusiteikti darbo dienai, praleisti laisvalaikį, pailsėti po įtempto darbo krūvio. Jaukumą klube kuria daug gėlių, taurių, nuotraukų su sportininkų iškovojimais ir gyvenimo akimirko. Kai buvo kuriamas šis klubas, buvo atrinkti tik optimaliausiai veikiantys treniruokliai. Todėl čia sportuojantys žmonės sako, kad sportuoti taip patogu, kaip nešioti jų pranešiotus batus. Bet ką aš čia daug šnekėsiu, tegul kalba lankytojai. Aš esu Asta, sportuoju geležiniuose žmonėse. Geležiniai žmonės man yra gyvenimo būdas, kaip pasakyčiau, vitaminų dozė. Nesakau, kad būtinai reikia eiti iš ryto sportuoti, tiesiog vien mintis, kad ateisi sporto klubą ryte, vakare, po pietų, tiek suteikia energijos ir geros savijautos. Ir
tiesiog be klubo neina gyventi, pripranti ir tai taip gera, ir gera savijauta, ir geras pavyzdys visiems kitiem vaikam. Aš turiu 3 berniukus, jie tiesiog mato gerą pavyzdį mano vyro. Ir Geležinėse Žmonėse lankomės dėl to, kadangi čia yra sporto klubas, tikrąja to žodžio prasme, čia yra treneriai, čia yra kiekvieną kartą padės, pagelbės, bet kas tuo metu pamainoj dirba, prieis, pataisys, net jeigu tu ir to nepaklausi, jeigu matys klaidingai tave darant kažkokį pratimą, iškart prieis, padės. Kaip kad kitur, kaip pasakyčiau, yra tik tai treniruoklių nuoma. Vat vien dėl tos profesionalios trenerių, kaip sakant, priežiūros, čia mes ir lankomės. Visiems linkiu turėti tokį gerą klubą ir taip gerai jaustis kiekvieną dieną. Esu Ramunė, Geležinėse Žmonėse lankausi ko gero jau 10 metų. Vis ateinu ir ateinu po kiekvieno sezono. Kodėl aš sugrįžtu į šitą vietą ir ką jinai man reiškia? Tai vieta, kurioje gaunu geros energijos, gaunu daug motyvacijos, pati daugiau dirbti, daugiau sportuoti. Profesionalūs treneriai ir sportininkai, jie skleidžia labai gerą dvasią. Čia tikrai rekomenduoju visiems mėgėjam lankytis čia. Šitoje vietoje aš suvokiau, kiek daug reiškia žmogui teisinga kūno priežiūra, sportas ir sveika mityba. Dar kuo yra svarbi man šita vieta, kad aš čia galėjau lankytis tada, kada turėjau kelio raiščių traumą ir galėjau daryti tik labai elementarius pratimus, bet buvau sutikta labai šiltai, labai palaikoma Sauliaus. Ir būtent čia, išsigydžiusi traumą, pradėjau daryti pirmuosius žingsnius, tai yra nusiėmus įtvarą, už ką tikrai esu labai dėkinga Sauliui. Tai būtent čia dar yra ir vieta, kurioje žmonės turintys kažkokiu tai ir nežymių sveikatos sutrikimų gali teisingoje priežiūroje sportuoti ir pasiekti gerų rezultatų savo sveikatai. Tai ačiū šitam klubui. Čia dauguma sportuoja ramiau nei senajam klube, bet tai nereiškia, kad jūs nepasieksite rezultato, kurį svajojate pasiekti. Nors nei įranga ir nei aplinka padeda gauti rezultatą. Kaip mėgsta sakyti Saulius Misevičius, reikia 3 dalykų, norint tapti čempionu. Turėti noro, mokėti klausyti ir turėti bent šluotkotį su 2 kibirais vandens. O visa kita lemia žinios. Žinių ir noro jums padėti šiame klube instruktoriams netrūksta.